Apollo programa Mėnulį priartino kaip niekad. Po 50 metų NASA vėl ten siunčia žmones. Iš pirmo žvilgsnio tai gali atrodyti kaip paprastas praskridimas pagal Artemis programą, bet šį kartą ilgalaikis planas nėra tik apsilankyti, šį kartą ketinama pasilikti. Sveiki, aš Džošas. O šiandienos The Infographic Show laidoje atskleisime, kaip NASA statys miestą Mėnulyje. NASA Artemis programa jau pasiekė įspūdingų etapų. 2022 Artemis 1 be įgulos išsiuntė Orioną aplink Mėnulį ir grąžino, įrodydama techninės įrangos veikimą. Artemis 2 planuojama paleisti 2026 metais. Šį kartą astronautai bus laive. Misija pakartos kelionę aplink Mėnulį, išbandydama gyvybės palaikymo, skrydžio sistemas ir su įgula susijusius komponentus per svarbų praskridimą pro Mėnulį. Kodėl NASA nori grįžti į Mėnulį ir kas laukia po praskridimo misijų? Iš tiesų NASA ne tik grįžta, bet keliauja ten, kur žmogus dar nebuvo. Šįkart tikslas gilesnis, tamsesnis ir ekstremalesnis. Kai Apollo astronautai nusileido Mėnulio paviršiuje tarp 1969 ir 1972 metų. Visi jie nusileido netoli Mėnulio pusiaujo. Tai buvo logiška. Pusiaujo zonoje lygi vieta ir nuspėjamos sąlygos. Tai buvo saugi aplinka 7-ojo Ojo dešimtmečio technologijoms, tarsi kosminis kojų pamirkimas baseino sekliame gale. Misija atlikta, vėliavos įsmeigtos, žmonija įkvėpta, bet būsimos Artemis misijos atsisakys viso ankstesnio veiksmų plano. Jie siekia Shackleton kraterio, esančio apie 89 laipsnių pietų platumos prie Mėnulio pietų ašigalio. Tai neatsitiktinumas. Tai sąmoningas pasirinkimas vietos, kur žmonės galėtų nuolat gyventi Mėnulyje. Norint suprasti kodėl, reikia žinoti vieną keistą mūsų Saulės sistemos paradoksą. Mėnulio pietų ašigalis yra įdomus išgyvenamumo pavyzdys. Vos už kelių mylių rasite du visiškai priešingus kraštutinumus, kurie logiškai neturėtų egzistuoti kartu. Viena vertus turime amžino šviesos viršūnes, kalnų keteras ir kraterių kraštus, kurie maudosi Saulės šviesoje. Ne visą dieną, bet beveik. Tai primena gyvenimą prie Žemės ašigalių, kur matoma vidurnakčio Saulė. Kodėl tai vyksta, jei ašigaliuose būna 6 mėnesiai tamsos? Kadangi mūsų planeta pasvirusi 23,5 laipsnio kampu, o Mėnulio ašies posviris yra tik 1,54 laipsnio, taigi jis beveik visai nepasviręs. Tai reiškia, jog Saulė niekada nepakyla virš Mėnulio ašigalių, o tik juda palei horizontą tuo pačiu lygiu. Kai kurios viršūnės, kaip Shackleton kraterio kraštas ir Maliperto kalnas, beveik nuolat apšviestos žemai krintančios Saulės, kuri čia beveik niekada nenusileidžia. Mėnulio pusiaujoje nuolatinė bazė patirtų 14 dienų šaltą tamsią naktį, kitaip nei pietų ašigalyje. Jums reikėtų milžiniškos baterijų sistemos vien tam, kad per tas 2 savaitės trunkančias tamsos periodus išlaikytumėte šviesą. Tai ekonominė ir logistinė katastrofa, kuri tik ir laukia, kol nutiks. Pietų ašigalyje galima gauti beveik nenutrūkstamą Saulės energiją. Tai tarsi apgaulės kodas Mėnulio operacinėje sistemoje, kurį NASA nori išnaudoti. Dabar prasideda įdomiausia. Vos už kelių žingsnių nuo tų Saulės apšviestų viršūnių yra priešinga vieta. Nuolat šešėlyje skendintys krateriai, nematę Saulės jau daugiau nei 2 milijardus metų. Tai nėra perdėjimas. Mėnulyje yra šimtai kraterių, kuriuose visada šešėlis ir temperatūra žemesnė nei 200 C. Taip šalta, kad net deguonis ten sušaltų į kietą būseną. Viskas, kas patektų į tuos šešėlius, būtų įkalintas ir sustingęs laike. Tai mus ir atveda prie svarbiausio Mėnulio ištekliaus. Nuolat šešėlyje esančiose vietose, vadinamose PSRS, slypi kažkas vertingesnė už Mėnulio uolienas, vandenį ar ledą. NASA zondas, dalyvavęs Indijos Chandrayano 1 misijoje, aptiko maždaug 600 milijonų tonų vandens ledo. NASA zondas Lunar Prospector šiaurinėme poliarinėme PSR apskaičiavo 6 milijardų tonų išsibarsčiusių abiejose poliuose. Dešimtmečius mokslininkai manė, kad Mėnulis visiškai sausas. Apolono misijų dirvožemio mėginių analizė rodė, kad jis visiškai be vandens, ir tai atrodė logiška. Vandens gerai apšviestame paviršiuje greitai suskaidomi Saulės spindulių, o vandenilis ir deguonis išskrenda į kosmosą. Nuolat šešėlyje esantys krateriai keičia žaidimo taisyklės. Mėnulio vanduo turi kelias formas. Turime mažų iki 10 cm ledo gabalėlių sumaišytų su regolitu ar Mėnulio dulkėmis, panašių į sušalusį žvyrą ir žemę. Yra ir kita vandens forma. Chemiškai susijusi su mineralais. Molekulinėme lygmenyje jis nei telkiasi, nei teka, o pasklidęs ir įstrigęs dirvoje. Viršutiniuose kelių pėdų storio Mėnulio regolito sluoksniuose jo koncentracija siekia 5–30% pagal svorį. Mokslininkai aptiko vandens molekulių Mėnulio atmosferoje ir apšviestame paviršiuje, tačiau jų kiekis menkas palyginti su atsargomis šaltuosiuose spąstuose.
Net jei imsime patį konservatyviausią vertinimą, nuo 100 milijonų iki 1 milijardo tonų vandens ledo kiekviename poliuje, vis tiek turime pakankamai vandens, kad ilgą laiką galėtume vykdyti veiklą Mėnulyje. Tai džiugina NASA inžinierius, nes Mėnulyje vanduo reiškia išgyvenimą ir galimybę gyventi, o ne tik apsilankyti. Pagalvokite, ko reikia, kad žmogus išgyventų kosmose. Jums reikia oro, tiksliau deguonies, kad galėtumėte kvėpuoti. Jums reikia varomosios medžiagos ir kuro, kad galėtumėte judinti kosminius laivus. Jums reikia apsaugos nuo negailestingos kosminės radiacijos. Viską paprastai reikia brangiai gabenti iš Žemės, tačiau vanduo vienas išsprendžia visas 3 problemas. Perleidus elektros srovę per vandenį – elektrolizė. Vanduo skyla į vandenilį ir deguonį, pastarasis tampa kvėpuojamu oru. Jums nebereikia nuolatinių siuntų iš Žemės, kad galėtumėte kvėpuoti. Jums tai reikia šiek tiek energijos, ledo ir gana paprastos įrangos. Ir tas pats vandenilis bei deguonis, kuriuos ką tik pagaminote. Sujungus šiuos keistus komponentus gaunamas hidroloksas – vienas efektyviausių raketinių degalų. Dabar kosminiai laivai gali papildyti kurą Mėnulyje, tačiau lieka radiacijos klausimas. Kosminiai spinduliai kelia didelę grėsmę ilgalaikiam gyvenimui Mėnulyje, nes radiacijos lygis čia iki 100–200 kartų viršija Žemės foną. Jie prasiskverbia per metalą, pažeidžia DNR ir yra tylūs žudikai. Čia vanduo tampa gyvybės gelbėtoju. Jis puikiai blokuoja tą radiaciją, geriau nei aliuminis, geriau nei dauguma medžiagų, kurias realiai galėtume transportuoti. Apsupkite savo gyvenamąją vietą vandens talpyklomis, turėsite radiacijos skydą ir išteklių rezervą. Dabar pakalbėkime apie pinigus. Mėnulio pietų ašigalis iš mokslinio smalsumo tampa strateginė aukso kasykla. Istoriškai iškelti bet ką į orbitą kainuoja nuo 10 000 iki 25 000 už kilogramą. Šiandien daugkartinio naudojimo raketos, pavyzdžiui SpaceX Falcon 9 ir Falcon Heavy, sumažino kainą iki maždaug $2–5 000 už kilogramą, esant įprastoms komercinėms kainoms. Tai revoliucija pagal istorinius standartus, bet kosmosas išlieka labai atšiaurus. Norite išsiųsti toną vandens gėrimui, gyvybės palaikymui ar kuro gamybai? Vis tiek sumokėtumėte $2–5 milijonų už tai, kas Žemėje tiesiog krenta iš dangaus. Mėnulio gravitacija yra apie 1,62 m/s², šeštadalis Žemės – 9,8 m/s². Tai ne tik lengviau paleisti, bet ir gerokai pigiau. 1 tonos vandens siuntimui nuo Mėnulio paviršiaus reikia tik dalies energijos, dalies kuro ir dalies išlaidų, palyginti su paleidimu iš Žemės. Misijai į Marsą reikės 100 tonų vandens, deguonies ir kuro. Jei visą tai gabentume iš Žemės, kuro sąnaudos siektų $milijardus, nes nuolat reikėtų kovoti su gravitacija. Galite išgauti ledą Mėnulyje, perdirbti jį į kurą ir gyvybės palaikymo priemonės, bei pakilti nuo dangaus kūno, kurio gravitacija tesudaro šeštadalį Žemės gravitacijos. Erdvėlaivis palieka Mėnulį jau pasiruošęs kelioniai, pripildytas kuro ir aprūpintas viskuo. Mėnulis tampa degalinę esančią 239 000 mylių nuo Žemės. Jis tampa vandens valymo įrenginiu, statybų aikštele ir paleidimo aikštele. Todėl Šekltono krateris svarbus. Pusiaujyje yra saulės šviesos ir gražių vaizdų. Pietų ašigalis turi infrastruktūros potencialą. Apollo parodė, kad galime apsilankyti, o Artemidė siekia įrodyti, jog galime pasilikti, kas viską keičia. Pirmiausia, turime susidurti su didžiausia Mėnulio grėsme prieš pradėdami rinkti ledą ir statyti bazes. Ne meteoritai, ne radiacija ar temperatūros svyravimai, o dulkės gali sužlugdyti visus NASA planus. Apollo programai vos nekilo nesėkmė dėl Mėnulio regolito. Tai Mėnulio dulkių ir dirvožemio terminas, nepanašus į nieką Žemėje. Tai 4 MLARD metų meteoritų smūgių poveikis traiškės Mėnulio uolienas į smulkes daleles. Kadangi nėra atmosferos, kuris sudegintų krentančius kūnus, vandenynų, kurie sugertų smūgius, ar vėjo, kuris išlygintų paviršių, Mėnulio dulkės yra visiškai kitokios nei Žemėje. Jos dantytos, aštrios, dydis nuo talko miltelių iki smėlio grūdelio, kietumas 5–7 kaip stiklo. Regolito sluoksnio vidutinis gylis Mėnulio jūrų lygumose siekia nuo 4 iki 5 metrų. Ir tai tik pradžia. Aukštumose jis siekia nuo 10 iki 15 metrų. Kai kur Apollo misijos matavo iki 12 metrų gylio. Granulių lygyje jis aštrus, ėsdinantis, potencialiai mirtinas ir įelektrintas, todėl limpa prie visko. Apollo astronautai teigia, kad dulkės prasiskverbė pro kelis sandarius sluoksnius, pateko visur ir ėsdino jų skafandrų sluoksnius, batus, fotoaparatų mechanizmus ir mėginių konteinerius. Jų įrangos vakuminiai sandarikliai buvo pažeisti, dulkės subraižė skydelius. Tai dar neblogiausia. Kai Apollo 17 astronautai sugrįžo į Mėnulio modulį ir nusiėmė šalmus. Jie įkvėpė nedidelius dulkių kiekius.
Kai kurie Mėnulyje buvę astronautai patyrė čiaudulį, ašarojančias akis, gerklės skausmą ir nosies užgulimą. Harrisonas Schmidtas tai vadino Mėnulio šienlige, kuri kartais truko kelias dienas. Nauji tyrimai rodo, kad šios dulkės nėra labai nuodingos. Kasdienė tarša Žemėje kelia didesnę susirgimų riziką nei Mėnulio regolitas. Tačiau jame yra aštrių kristalinio silicio dioksido dalelių, tų pačių, kurios sukelia silikozę arba nuolatinį plaučių randėjimą, kaip ir kalnakasiams. O Mėnulyje, kur gravitacija tesiekia 1/6 Žemės gravitacijos, šios mikroskopinės dalelės ilgiau išlieka ore ir prasiskverbia giliau į plaučių audinius. Tačiau tikroji problema yra ta, kad kai raketa leidžiasi ant Mėnulio paviršiaus, jos išmetamosios dujos didžiuliu greičiu išsviedžia regolito daleles į išorę. Apollo 12 misijos metu Surveyor 3 buvęs už 160 mi buvo apgadintas nusileidimo metu pakeltomis nuolaužomis. Būsimoje Mėnulio gyvenvietėje, kur netoliese būtų keli nusileidimo aparatai, kiekvienas nusileidimas galėtų svaidyti dideliu greičiu lekiančias daleles, galinčias pažeisti netoliese esančius būstus ir infrastruktūrą. Tai problema ilgalaikiam gyvenimui. Reikia nusileidimo aikštelės, bet jos neįmanoma pastatyti be statybos įrangos, kuri negali būti nuleista be aikštelės. Tai aklavietė galinti sustabdyti Mėnulio tyrinėjimus. Sprendimas – NASA nuo Mėnulio iki Marso architektūros planavimo programa. Tai gali iš esmės pakeisti mūsų požiūrį į kosmoso tyrinėjimus. Esmė paprasta, bet revoliucinga. Nelankytis, o statyti. Apollo buvo vėliava ir pėdsakai, Artemis kitokia. Ilgalaikis tikslas – palaipsniui sukurti infrastruktūrą, kad Mėnulis taptų bandymo aikštele ir atspirties taškų kelionė į Marsą, nuo Mėnulio iki Marso. Architektūrą sudaro 5 pagrindiniai elementai – transportas, raketos, nusileidimo aparatai ir hermetiški visureigiai tolimoms kelionėms. Paviršiaus apgyvendinimas – tai tikros gyvenamosios, sandėliavimo ir darbo patalpos skirtos ilgam laikui, o ne kelioms dienoms. Tai keičia žaidimo taisyklės. NASA Artemidės misijos yra suplanavusios Mėnulio nusileidimus ir statybos darbus iki pat 2020 pabaigos. Tai apima ankstyvuosius nusileidimus Mėnulyje ir Orbital Gateway surinkimą. Tačiau jų ilgalaikiai planai statyti pagrindinę paviršiaus infrastruktūrą tęsiasi iki 2030 ir dar toliau. Atrodo, lyg tai būtų labai toli, tiesa, tačiau šie planai realiai gyvendinami jau dabar. Tačiau norint pasiekti gyvenimą Mėnulyje ir Mėnulio bazes, turime grįžti prie sudėtingos nusileidimo aikštelių problemos. Prie klausimo, kaip iš tikrųjų statyti dalykus Mėnulyje. Pakalbėkime apie betoną. Žemėje jį pagaminti paprasta. Sumaišai smėlį, vandenį, cementą ir užpildą, supili ir lauki, kol sukietės. Betonas gaminamas jau tūkstantmečius. Tai civilizacijos pagrindas, bet Mėnulyje viskas kitaip. NASA mano, kad norint Mėnulyje sukurti patikimas nusileidimo aikšteles, be biraus regolito ir ilgalaikiam gyvenimui skirtas struktūras, reikės betono tipo medžiagos. Gabenti žemę ir vandenį į Mėnulį ekonomiškai neapsimoka, tad NASA rado išmanų sprendimą. Jie bendradarbiavo su Icon, 3D spausdinimo statybų technologijų įmonė ir Big Architects, sukūrusią inovatyvius pasaulio statinius. Kartu jie pradėjo projektą Project Olympus 2020 m. spalį, kurį 2022 metais parėmė $57,2 milijono sutartis. Tai yra pradžia to, ką NASA tikisi taps ant pagrindų kelių, nusileidimo aikštelių ir gyvenamųjų būstų statybai Mėnulyje. Be importuotų medžiagų, tik naudojant regolitas ir energiją, vandens su regolitu paprastai sumaišyti negalite. Neturėdami vandens tai neveiktų. Mėnulio žemos slėgio aplinka reiškia, kad vanduo arba užšals, arba iš karto išgaruos. Cheminės reakcijos, kurioms reikia skysto vandens, paprasčiausiai nevyksta. NASA greitai pradėjo eksperimentuoti ne su vandeniu, o su galingais lazeriais. Ekspertai teigia, kad Mėnulio regolitą galima formuoti norima forma naudojant robotizuotą 3D spausdintuvą. Jūs sluoksniuojate jį kaip Lego kaladėles ir apšviečiate sufokusuotų lazerių, kaitinančių regolitą iki 1200–1500 Celsiujų. Pakankamai karšta, kad dalelė susijungtų, tai vadinama sukepinimu. Dalelės neištirpsta, tik įkaista, jų paviršiai įsilydo ir susijungia. Atvėsusi ši kieta akmens pavidalo medžiaga tinka statiniams Mėnulyje, stipri, atspari temperatūros svyravimams ir pakankamai tanki radiacijai blokuoti. Tai veikia, nes Mėnulio regolitas turi metalinės geležies dalelių, puikiai sugeriančių lazerio energiją. Abrazyvi ir lipni medžiaga puikiai tinka šiai paskirčiai. Sukepinto regolito gniuždomasis stipris panašus į silpnesnį betoną Žemėje. Mėnulio gravitacija padeda, nes nereikia tokio paties stiprumo konstrukcijos.
Apsukite savo gyvenamąją patalpą keliais pėdomis šios medžiagos ir jūs būsite užblokavę didžiąją dalį kosminės spinduliuotės. NASA planuoja šį sukepinimo procesą pirmiausia naudoti Mėnulio nusileidimo aikštelėms statyti. Projektas numato šešiakampės 10-12 metrų skersmens aikšteles, tinkamas Mėnulio nusileidimo aparatui. Turint tam tikrą paklaidą, šios aikštelės statyba taip pat galėtų būti beveik visiškai autonomiška. Robotas nusileidimo aparatas galėtų nusileisti ir tas pirmasis nusileidimas, jis rizikingas, dėl to nėra abejonių. Istorija jau parodė, kokia pavojinga tai gali būti. Per Apollo 11 misiją Neilas Armstrongas turėjo apie 45-50 sekundžių likusio kuro, kai rankiniu būdu valdė Eagle nusileidimą ant paviršiaus, praskriedamas virš pavojingos akmenų zonos, kurią buvo pasirinkęs kompiuteris. Kai tik jis saugiai nusileistų, robotizuotas nusileidimo aparatas išskleistų mobilų trimačio spausdinimo sistemą. Ji judėtų per zoną. Sluoksnis po sluoksnio kloja regolito, sutvirtina lazeriais ir per kelias dienas pastato aikštelę dalimis. Pabaigus pirmą aikštelę, robotas persikeltų ir statytų antrąją. Antras nusileidimas būtų saugesnis dėl apsaugotos infrastruktūros. Trečias ir ketvirtas dar saugesni. MMPAT arba Impact nuo Mėnulio iki Marso planetų autonominės statybos technologija siekia iki šio dešimtmečio pabaigos įvykdyti koncepcijos patikrinimo misiją. Jos ambicijos siekia gerokai toliau nei vien nusileidimo aikštelė. Gyvenamųjų patalpų sienos išlentos dėl tvirtumo ir apsaugos nuo radiacijos. Keliai tarp bazės objektų leidžia roveriams keliauti lygiu paviršiumi, o ne dulkėta ėsdinančia danga. Regolito takai ir sienos aplink svarbią įrangą saugo nuo nuolaužų nusileidimų ir pakilimų metu, o užtvaros nukreipia regolito srautą nuo svarbių zonų. Vertikalios struktūros, kosminių laivų angarai, roverių garažai, priedangos astronautams per saulės audras ir pavojingą radiaciją. Impact komanda jau žvelgia į priekį ir svajoja plačiau. Noriu pakankamai statinių įgulos saugumui. Taigi, jei norėtume pastatyti viešbutį Mėnulyje, galėtume, pastebėjo Jennifer Edmondson, šio projekto vadovaujanti geologė. Galėtume siųsti turistus, įkurti kasyklas ir išgauti retųjų žemių elementus iš Mėnulio. Taip gautume daug išteklių. Tokiu būdu iš esmės susiformuotų Mėnulio ekonomika. Kasybos operacijos, tyrimų stotys, radioteleskopai tolimojoje pusėje, kur nėra jokio trikdymo nuo Žemės radijo triukšmo. Visa tai būtų įmanoma dėl gebėjimo statyti naudojant tai, kas jau yra ten. Mėnulyje išbarstyta pakankamai regolito, kad būtų galima pastatyti miestus, net kelis miestus, bet tam reikėtų energijos. Tai vėl primena, kodėl buvo išmintinga leistis Mėnulio pietų ašigalyje, prie Shackleton kraterio pakraščio. NASA naudos amžinosios saulės energiją savo regolito kietinimo lazeriams, jei pavyks įsikurti ant tinkamos keteros šalia amžinosios šviesos viršūnių ir pasinaudoti nuolatiniu saulės spinduliu. Galbūt jiems pavyks. Saulės baterijų efektyvumas Žemėje ir Mėnulyje vienodas. 15–22% saulės šviesos virsta elektra. Mėnulyje nėra debesų, sezonų ar atmosferos, kuri sklaidytų šviesą. NASA naudoja vertikales į saulę nukreiptas saulės baterijų eiles, primenančias sienas. Atsarginio tiekimo sumetimais galima montuoti kelias eiles ant skirtingų viršūnių. Jei viena patenka į šešėlį, kitos kompensuos. Nedideliai Mėnulio bazai su 4–6 žmonėmis. Reikia apie 40 kW nuolatinės galios gyvybės palaikymui, šildymui, vėsinimui, moksliniai įrangai ir žmonių išgyvenimui. Nors tai atrodo nedaug, tiek elektros užtektų 30 vidutinių amerikiečių namų. NASA mano, kad jos vertikalios saulės elektrinės su integruota saulės sekimo pasukimo funkcija gali būti tinkamas sprendimas. Kai pietų ašigalyje nusileidžia saulė ar sugenda įranga, reikia patikimos atsarginės energijos – branduolinės. NASA turi sprendimą. Tai vadinama Fission Surface Power projektu, 40 kW reaktoriumi diegimui paruoštų ankstyvaisiais 2030 metais. Sistema sveria mažiau nei 6 tonas, veikia bent 10 metų be kuro ir gali aprūpinti 30 amerikietiškų namų elektra 10 metų. Ji veikia tamsoje, per dulkių audras ir gedimus, o svarbiausia – paruošta Marsui, kur audros gali trukti mėnesius. Branduolinis reaktorius turi būti savarankiškas ir patikimas. 30–40 kW saulės energijos ir 40 kW atsarginiai branduoliniai reaktoriai pakaktų 10–20 žmonių bazei. Kad tai įvyktų, NASA turi išspręsti vandens ir gyvybės palaikymo problemą. Žmogui per dieną reikia 3–4 litrų vandens gėrimui ir dar vandens higienai, maisto ruošimui, įrangai, aušinimui bei deguoniui. Paskaičiuokite patys. 4 žmonių įgulai pasiliekančiai 6 mėnesiams reikėtų 1000 litrų vandens, o vien paleidimo išlaidos siektų milijonus $, todėl tai logistiškai ir ekonomiškai netvaru. Tai nuolat pasikartojanti žmonijos Mėnulio svajonių tema. Sprendimas taikomas taip pat kaip ir lazerinio betono autonominiams roveriams.
Kam siųsti žmogui tas nuolat šešėlyje esančias vietas, esančias už 1 ar 2 mylių nuo bazės, jei gali tiesiog nusiųsti robotą, kuris atliktų darbą už tave? Roveriai gabena grąžtus arba zondus, priklausomai nuo reljefo. Jie kas gilyn ten, kur orbitiniai jutikliai rodo, kad vandens ledo koncentracija pagal masę siekia nuo 5 iki 30%. Tai neužšalęs ežeras krateryje, o labiau į amžinąjį įšalą panašus darinys – mažos kelių centimetrų ledo dalelės pasklidusios dulkėse. Ir dalis to vandens net nėra ledas. Jis yra chemiškai susijungęs su mineralais molekulinėme lygmenyje. Tai reiškia, kad jūs nekasate ledo, jūs kasate žemę. Labai šaltą žemę. Roveris turi surinkti regolito esant apie 238 Celsijaus temperatūrai. Dirvožemis yra pakeliamas į mobilųjį apdorojimo įrenginį, kuris yra kaitinamas iki 100–200 laipsnių Celsijaus. Ir nuo to momento ledas neištirpsta, jis tiesiog sublimuoja iš kietos būsenos į garus. Tie garai yra surenkami, nukreipiami į šaltuosius spąstus ir vėl kondensuojami į naudojamą vandenį. Sveikiname, jūs ką tik pagaminote geriamąjį vandenį iš mėnulio dulkių. Izoliuoti rezervuarai gabena vandenį atgal į bazę per kelias myles, kol krovinys vėl užšąla mėnulyje. Met tiekimo grandinė kovoja su fizikos dėsniais. Iš tonos apdoroto regolito gaunama 50–76 kg vandens arba apie 100 butelių, priklausomai nuo ledo kiekio. Tai atrodo įmanoma, tačiau net aktyviai perdirbant, dideliam mėnulio būstui kasdien gali reikėti 100 litrų vandens. Gyvybės palaikymui, maisto ruošimui, higienai, deguonies gamybai ir šilumos kontroliai. Taigi, kad išliktumėte gyvi, kasdien turėsite išgauti nuo 1 iki 10 tonų mėnulio grunto. Tai visiškai pramoninė operacija vienoje priešiškiausių Saulės sistemos aplinkų. Kai vanduo patenka į bazę, prasideda magija ir išlikimas tampa tvirtesnis. Per kelis NASA darbo TKS dešimtmečius perdirbimas virto tikru menu. Šiuolaikinės sistemos atgauna 98% visų nuotekų, šlapimo, prakaito ir net drėgmės iš kiekvieno iškvėpimo, paversdamos tai vandeniu, švaresniu už daugumą vandens atsargų Žemėje. Astronautai juokauja, kad šiandieninė kava tampa rytojaus kava. Habitatų sąlygos turi būti nuolat žemiškos. Stabilus slėgis, subalansuotos drujos, minimalios nuotėkio tolerancijos. Už habitatų – vakuumas, radiacija, mirtini pavojai. Suspausto regolito apsauga saugo nuo kosmoso, bet už jos ribų viskas labai negailestinga. Tai kelia pagrindinį klausimą – ar žmonės čia iš tikrųjų gali klestėti? Ir jei taip, kas iš tikrųjų norėtų vykti pirmieji? Artemis įgulos lieka tik savaitę. Tai trumpos misijos su nusileidimu, bandymais ir grįžimu. Iki 2030 vidurio NASA planuoja 6–12 mėnesio trukmės misijas, kaip TKS, tik be jokios avarinės galimybės grįžti namo. Kas ryšis? Ne nuotykių ieškotojai ar turistai. Savanoriai mokslininkai ir inžinieriai, siekiantys atradimų galinčių perrašyti vadovėlius ir įamžinti jų darbus istorijoje. Savanoriai geologai, tyriantys planetų kilmę. Gydytojai, nagrinėjantys mediciną sumažintos gravitacijos sąlygomis. Ir žmonės su nenumaldomu smalsumu. NASA astronautai uždirba padorius atlyginimus, patogius, bet neprabangius. Net ir privačios mėnulio rangovų įmonės nesuteiks milijardierių gyvenimo būdo. Ten vyks ne dėl turtų, o dėl prasmės. Mėnulyje nebus kuo pasigirti artimiesiems. Asmeninė erdvė bus nedidelė, tik didelės drabužinės dydžio. Tvarkaraščiai bus griežti. Keltis, valgyti, dirbti, prižiūrėti, sportuoti, miegoti. Privaloma kasdien treniruotis 2 valandas. Esant 1/6 gravitacijai, kaulai raumenys silpsta. Astronautams grįžus į Žemę reikia intensyvios reabilitacijos raumenims stiprinti. Maistas dabar geresnis nei Apollo laikais, bet geresnis – sąlyginis. Rinksitės iš 100 patiekalų, tačiau ne vienas nebus šviežias. Hidroponinės salotos tampa moralės palaikymo priemonė, o vanduo nuolat perdirbamas, gal net iš jūsų šlapimo. Astronautai įvertina posakius kaip molekuliškai išgrynintas. Gyvenimas mėnulyje būtų psichologiškai sudėtingas. Izoliacija tampa tikrų iššūkių, kai socialinis ratas vos 2–6 žmonės. Paklauskite bet kurio dalyvavusio. Skundai dėl maisto, regolito ir saulės žybsnių atrodys nereikšmingi. Artėjantis dešimtmetis gali tyliai pakeisti žmonijos ateitį. Artemidė – tai nesugrįžimas, o atvykimas į mėnulį, pastovumo pagrindas ir vartai į Marsą. Pirmas tikras žingsnis už Žemės ribų. Nors tai apčiuopiama ir artima, apie tai beveik nekalbame. Apolonas paliko mums pėdsakus. Artemidė gali suteikti mums civilizaciją už Žemės ribų ir tai verta tyrinėti. Jei miesto statyba mėnulyje atrodo beprotiška, peržiūrėkite 50 netikėtų kosmoso faktų arba šį vaizdo įrašą.